Pakartok, ką sakė? Čia kvarcai. Čia tokie kvarcai. Jo. Wow. Ir jie visiškai skirtingi. Jo. Ir, bet visi kitokie pavadinimai yra, ar ne? Tai aišku. Nu tai sakyk pavadinimus. Čia labradoritas, čia ametistas ir čia smoky quartz. Aprūkęs kvarcas. Jo. Nu, ir atidarysi savo lobių skrinelę. Čia permatomas kvarcas. Kur yra Kažkiek Diana? permatomas. Jo. Čia kvarcas. Irgi kvarcas. O kaip jis vadinasi? Vis tiek. Čia krikštolo kvarcas. Ai, va! Tai va čia agatas. Čia agatas. Ir čia ametistas. Tas pats kvarcas. Tik tamsesnis. Čia va tigrakis. Kas ši? Tigrakis. Arba, nu negi, sakysi, aš radau tigrakį. Tai vis tiek vadinasi kažkaip tais moksliškai daugiau. Jo? Nebent jeigu nori sakyti žodį, kuris kokią kilometrų ilgį. Sveikat. Nu. Kas čia? Kas čia? No idea. A, tai net nežinai? Čia rožinis kvarcas. Aš prisimenu, čia kaip aš atrodo dirbau baltas. tėvą šitą. Aš prisimenu, kaip aš norėjau šitą. Rožinis, bet aš nematau to rožinio. Beveik nesimato. Yra. Čia agatas. Irgi Jo. tas pats? Ne, čia ametistas. Ametistas. Tas pats kaip va čia. Ai, ne, čia ne agatas. Čia kai nuėjome parduotuvę, klausai, kaip vadinas ir sakė, tau ne tą pavadinimą atsimenu. Kur? Nu, toj perlitoj, kai buvo mane. Atsargiai čia gali rakščių įsivaryti šitą. Kaip tas Jo. vadinas? Čia selenitas. O kokius rūkščius, kaip tu gėlę gauti? O, nes čia plaušeliai tokie yra ir jeigu labai... Mane atrinkti. Negali, irgi. Nu, tik paimk, nu, vaiks, nu, gynė. Negali. Nu, gali pasižiūrėti, Aš žinau, kaip pasižiūrėk, elgtis, kaip įdomu. Tai čia būna tokie druskų stulpai, ar ne? Jo, milžiniški būna. Ir kartais būna maži. Čia kažkas. Atrodo, Čia irgi radai? Ne. Ne? Ai, bet žiūrėk, panašus į agatą, o ne? Čia ne agatas, čia ametistas. Ametistas. Ne, čia tai ta negraži pusė. Čia... Tu norėtum dirbti kristalų parduotuvėj? Ne. Ne? Taigi žinai visus akmenų pavadinimus. Nu, Nu turiu ir... atsisveikinti su jais. Čia Čia gerai. jaspis. Jei negalėtum žiūrėti, o ne kaip žmonės pasiėm. Čia kalas, Kokį čia? kurį radau kai kur. Nu gerai, jau. Kažkur čia į labai juodą temą nueisi, nežinau kur. Bet nenoriu aiškintis. Čia kvarcas. Čia jaspis. Tas pats kaip čia. Jo, labai panašu. Nu, Aha. čia jaspis. Irgi jaspis. Jo. Visai nepanašu. O šitą radai ar pirkai? Pirkau. Kai man buvo 6. Na, čia vadinasi, kam išleidžiami gimtadienio pinigai. Ne. Ne. Pirkau su knyga. Tai aš nežinodama tada. Nežinojau. Buvo ant to viršelio. Šit atėjo kartu su va šito. Ir... Ai, ne tas. Palauk.
Šit su šito ir šito. Ir... Kas čia, kaip kryda? Nežinau. Nežinai, bet patiko, ne? Aišku. Čia taip. Pa. Va čia va jau matau, kad Šitie rožinis. keturi atėjo. Čia jau matos, kad rožinis, o ten tas nelabai rožinis. Nu, nežinau, mažiau. Nu, matos, va tas va, kad Tas rožinis. mažiau violetinis negu šis. Nu, taip. Tai va, čia tas pats. Tai gal koncentracija mineralų priklausomai. Čia turkis. Čia agatas. Tai čia agatas su šito. Jo. Šitas irgi agatas. Tas? Jo. Tas ne. Aha. Šitą kažkoks berniuks davė man. Už dyką. Šitas Mokykloj. Fool's Gold, ne? Jo. Kvailių auksas. Radau auksą. Ne. Čia katės akis. Tas pats kaip čia. Bet tai Tik tigro čia akis. tigro akis, čia katės akis. Tai yra antra katės akis. Na, čia turėtų būti toks kariukai, bet kai kas, aišku, Čia agatas. dar vienas agatas. Na, Čia kas čia? kvarcas. Bet tas kvarcas yra įdomus. Čia kvarcas. O, tokių Agatas. šiaudelių turi. Tas kvarcas. Kodėl tie šiaudeliai ir vis tiek Aukso tas plaukai kvarcas? vadinamas mano. Nu. Jo. Mhm. Čia kvarcas. O tas irgi įdomus. Kas čia viduje? Įkritę. Kažkokie juodi plaukai. Bet tai čia nepadarė? Ne. Ne, čia toksai natūraliai. Jo. Čia tas ametistas. Dar šviesesnis. Ai, čia kur Mhm. pati padarei tą Jo, aš radau apdailinimą. mokyklai. Tai tu radai tą akmenuką, bet pati padarai tą metaliuką aplinkui. Nu. Čia kažkas. Kažkas, nes patiko. Jo. Čia saulės akmuo. Labai panašus į Čia katies saulės akį. akmuo. Irgi? Jo. Čia Kalnų krikštovas, man rodos, irgi. Čia blizgavas. Bet čia. Kaip blizga. Taip. O tai žinai tų kristalų ir cheminės savybės? Pavyzdžiui, kuris iš jų silpniausias? Kaip silpniausia. Nu, paėmė su kūju ir lengviausiai gali sudaužyti. Kas? Šitas silpniausias? Jo. Tai pala, jeigu įmestum į vandenį, jis irgi ištirptų, ar ne? Jo. Kas stipriausias? Deimantas. O, deimanto čia neturi. Ne. Ne, bet čia tolimesniai tavo kolekcijoje, ne? Jo. Čia kažkas, aš neatsimenu, kad tą buvau. Atsimeni ten tą, kaip skaitėm, malachitinę gražuolę, ar kaip ten, malachitą, kur tu turi? Va, malachitas. Ir aš kažkokį Čia akmenį agatas. prisimenu. Kas čia? Sakykim, čia kvarcas. Nežinau, netikra. Kodėl netikra? Nežinau, neatsimenu. Palauk, kaip atskirti, ar tikras kristalas ar ne? Su ugniu.
Ugnį. Jo, O kita dalis dar ten atsimenu, sakai. tas neveikia. Šilta šalta, kad jeigu Ai, ten... tas tai jo. Nu, tai pasakyk, kaip ten daroma. Prie žando pridėdė ir jeigu šalto. Tai Į- tada tikras. Tikras kristalas. Jo. Mhm. O jeigu ne, tada vadinas kas čia? Padaryta? Kas tada gali Jo. būti? Plastikas. Jo, arba epoksis, ne? Aha. Paėjau. Nu, tas atrodo labai įdomu. O čia mano perlai. Mhm. Parsas. Šis neatsimenu, pušia. Nežinau. Parsas. Ai, čia nesibaigs. Vis dar. Tai seniai. Jo, o tas. Ai, va, O čia- čia va dar vienas. Tas Mm. paties akis. O tai tas ar tikras ar netikras? Tikras. Tikras pagal ką sprendi. Šalta. Jo, ir tokie va būna kristalai. Čia ko gero, palauk, o tai buvo mes čia pirkom ar gavai dovanų? Gavau. A. Nu, koks pusiau violetinis tas. Irgi tas pats. Ne, tas pats. Nors tu čia šnekėtum. Kas čia? O tas irgi? O, tas toks įdomus. Tikras? O. Turėtų būti. Nu jo, nes tu nelaikytum netikrų, ne? Ne, čia vienintelis netikras. A, nu taip, čia kai druską padaryta. Nu, o šitas? Tai čia? Nežinau. Tik labai gražus akmenėlis. Kvarsas. Mhm. Čia pieninis kvarsas. Koks? Pieninis. Pieninis. Mhm. Sudėti. Ir čia toliau, kaip suprantu, akmenukai, kurios randai Čia. dar, ne? Kažkas. Jo. Nežinau, ar čia tikro. Mhm. Čia jaspis. Mhm. O tas pats kaip va šit ir šit. Mhm. Nu, visai jie nepanašus. Kaip tu prisimeni, tu man pasakyk. Nežinau. Tiesiog myli jos ir kaip savo vaikus, žinai, vardus, ne? Jo. Čia kažkas, nežinau. Mhm. Čia labradoritas irgi. Aš ten turiu dar vieną labradoritą. Čia tas pats kaip šis manas. Neaiškiai kilmė, nežinau. Širdelė. Čia obsidianas manas. Kažkas sumaišyta su obsidianu. Tai čia, prisimenam iš geografijos, tai yra, kaip vadinas dar. Obsidianas yra vulkaninė uoliena, ne? Aha. Taip. Čia kažkas, bet čia tie patys akmenys. Mm. Ar magminė uoliena? Kaip ten palauk tas apibūdinimas? Tuoj. Taip, tai yra susidaro glotnis stiklo paviršius uoliena. Jei magma vėsta labai greitai ir dalelės nespėja kristalizuotis,
susidaro glotni stiklo paviršiaus uoliena. Pavyzdžiui, obsidianas. Obsidianas, kur obsidianas? Nu, kur dabar nuneši? Kur? Čia obsidianas. Tai magminės uolienos labai tvirtos. Tai puikia statybinė medžiaga. Nu, kaži, kiek kainuotų obsidiano uolienos statinys? Nedaug. Nedaug? Tai nėra labai brangu? Nelabai brangu. Nu, bet vis tiek nėra taip, kad akmenų prisirinku nuo kelio ir yra. Vis tiek turėtų būti iškasta. Nu, čia kvarcas. Wow. Čia vien tik kvarcas? Ne. Nu, turi savo kolekciją.